Labai ačiū už pakvietimą. Tikrai man didelė garbė dalyvauti jūsų mieste šitam tradiciniam renginį. Tai aš, kadangi esu paskutinis, sunku bus galbūt išlaikyti jūsų dėmesį, bet stengsiu būti greitas ir konkretus. Tarsiu keletą klausimų, kurie galbūt yra aktualūs mūsų saugumo situacijai šiai dienai. Tai pirmas dalykas, tai įvykęs NATO samitas, kuris įvyko Ankaroj Liepos mėnesio pradžioj. Tai buvo labai daug nerimo pačioj pradžioj, kaip jis įvyks, ir čia nebus NATO pabaiga. Ir labai sudėtingi susiklostė buvo santykiai su Europos valstybėmis. Prasidėjo Irano karas, Europos valstybės nebuvo informuotas, NATO nebuvo informuotas, aš labai gerai atsimenu, kadangi pats buvau gynybos atašė prieš Irako karą, kokios diskusijos vykdavo ir Šiaurės Atlanto taryboje, ir kariniam komitete. Ir tada buvo kalbama apie tai, ar NATO turėtų dalyvauti Irako kare, ir amerikiečiai pateikinėjo įvairius įrodymus apie tai, kad Irakas gamina cheminį ginklą ir paskui tas nepasitvirtino. Ir vis dėlto nepavyko įtikinti Europos valstybių, kad jos dalyvauti, kad NATO turėtų aktyvuoti 5 straipsnį ir NATO turėtų dalyvauti Irako kare. Tai ir buvo pradėta formuoti Amerikos koalicija. Amerikiečiai dirbo tada labai intensyviai ir Miuncheno konferencijai teko dalyvauti. Ir tuometinis gynybos sekretorius Rumsfeldas ir taip pat valstybės sekretorė Albright, jinai tiesiog kalbėjo ir su Lietuva, tarp ir su Lietuvos delegacijos sudėty, kad mums duokite nors vieną kareivį, duokite mums vėliavą. Mums labai svarbu visiems būti kartu ir pademonstruoti, kad jūs remiate Jungtinės Amerikos valstijas. Ir ta koalicija tada bus formuota. Visai kitaip situacija klostėsi prieš prasidedant Irano karui. NATO nebuvo informuotas, tiesiog taip labai arogantiškas elgesys buvo NATO valstybė atžvilgiu. Buvo tiesiog sakoma, jūs esate niekas, jūs niekada mums nepadėjot. Tiesiog buvo žeidinėjama ir buvo žeidinėjami ne tik tai valstybių vadovai arba visuomenės atstovai, bet tiesiog ir žuvusių kareivių šeimos, tie, kurie žuvo Afganistane, tie, kurie žuvo Balkanuose, Irake. Ir žodžiu susidarė tokia labai didelė įtampa. Ir paskui, kaip žinot, susidarė įtampa dėl to, kad iš pradžių Didžioji Britanija neleido naudoti savo oro bazėm, Ispanija neleido, Italija. Taip pat Vokietija taip sureagavo gana šaltai ir tokia buvo susidarius bjauri įtampa. Iš vienos pusės tie žeidinėjimai, kurie tęsiasi gana ilgai ir kaip sakant, sukėlė ir tam tikrą pasipiktinimą Europos valstybių tarpe, ir iš kitos pusės mums nereikia jūsų pagalbos. Bet po to, kai viskas prasidėjo, jau kitą dieną buvo paskelbta pergalė ir pasakė mums, jūs mums siūlo pagalbą, Didžioji Britanija atšaukė savo sprendimą dėl leidimo naudoti jos karinę infrastruktūrą. Mes jau nugalėjom, mums jūsų pagalbos nereikia. Už kelių dienų vėl jūs mums nepadedat ir taip toliau. Susidarė tokia labai didelė įtampa. Ir visi su dideliu nerimu laukia, ką čia atneš tas Ankaros šitas samitas ir kuo jisai gali baigtis ir ar iš tikrųjų NATO po šito viso susitikimo dar egzistuos. Ir kaip ir prieš išvykdamas į Ankarą, prezidentas Trumpas buvo irgi susierzinęs, davė interviu ir buvo visiškai neaišku, kuo viskas baigsis. Ir aplamai buvo laukiama, ar jis atvažiuos ar ne. Jeigu jis neatvažiuos, tai bus labai blogas žingsnis. Jeigu jisai atvažiuos, tai kuo viskas baigsis, ar jisai patvirtins Amerikos narystę NATO, ar jisai tiesiog išeis ir padarys kažkokius pareiškimus. Tęsinį to, ką jisai darė iki tol, gana skeptiškai atsiliepdamas apie patį alijansą ir apie sąjungininkų pagalbą Irano kare. Tai viskas baigėsi kaip ir sėkmingai. Nieko ten nebuvo labai priimta. Valstybės sakė savo pozicijas, vengė tų visų aštrių klausimų, tiesiog ataskaitos buvo pateiktos apie tai, kaip didinamas biudžetas. Visi įsivaizdavo, čia labai gerai buvo pasakyta, kad reiškia, kad liktai Amerika nori, kad būtų padidintas biudžetas, kad ten tiek daug metų mokėjo už ES saugumą, už Europos valstybių saugumą, o jie naudojasi to, kėlė savo ekonomiką, čia yra neteisinga ir svarbiausia, kad Europa padidintų savo biudžetą. Bet iš tikrųjų tikslai buvo ne tie čia.
labai gerai buvo pasakyta, kad žodžiu, biudžeto padidinimas buvo tik pretekstas sukurti kažkokiam tai konfliktui. Kai visos valstybės padidino tuos biudžetus, vis tiek ta priešprieša išliko, jinai niekur nepasidėjo. Tai valstybės atsiskaitė praktiškai už savo karinius biudžetus ir tai buvo viskas, nebuvo aptarinėjami klausimai. Aš dalyvau keliuose NATO samituose. Žinojau, kaip viskas vyksta aplink stalą. Iš pradžių viskas yra derinama, ir rezoliucijos ir visa kita, ir apie tai yra įvardinama, kur NATO eis, ką NATO pasiekė. Tai šį kartą čia buvo toksai labai tokia ribota dienotvarkė. Tas susitikimas vyko pusę dienos, jis išsakė daugiau. Gink Dieve, neliesti tų klausimų, kurie galėtų skelti kažkokį konfliktą ir žeisti Trumpą ar amerikiečius ir kad tas aljansas kaip nors susilaikytų. Ta pavyko pasiekti, buvo priimta deklaracija iš tokia neutrali 6 punktų ir tuo viskas baigėsi. Ir tai buvo laikoma labai didelė sėkmė, kad baigėsi, kad štai NATO išliko, kad toliau egzistuoja, kad amerikiečiai lieka ir žodžiu, toliau galėsime visi dirbti kartu. Bet Lietuvai ir kitom Baltijos valstybėm šitas susitikimas iš tikrųjų buvo sėkmingas, todėl kad vienu klausimu, todėl kad oro policijos misija buvo pakeista į oro gynybos misiją. Tai iš tikrųjų tai yra dar teoriniai tik tai dalykai, kurie buvo priimti, bet esmė yra tų nutarimų įgyvendinimas. Tai praktiškai Vilniaus samite mes visi labai džiaugiamės, kad bus sukurtos 300 000 NATO greito reagavimo pajėgos, jos pakeis NATO Response Forces, buvusias NATO greito reagavimo pajėgas, kurios sudarė 40 000, štai mes turėsim 300 000, iš to nieko nesigavo, šiandien mes esame ten, kur ir buvom po Vilniaus samito. Tai ta gera žinia, kurią liktai Lietuva gavo, kad bus sukurta dabar vietoj oro policijos, oro gynyba, tai irgi reikia dar palaukti kažkokį laiką ir iš tikrųjų bus kažkoks pasiektas praktinis rezultatas. Bet šiaip ar taip, tai Baltijos šalim buvo gera žinia. Ir dar vienas dalykas, kad iš tikrųjų NATO, bet čia jau daugiau karinis sparnas per karinį komitetą arba per NATO vyriausią vadovybę Europai buvo labai ištransliuota dabar paskutiniu metu gera žinia, kad NATO tikrai reaguos į Rusijos invaziją, jeigu jinai prasidės prieš kokią nors NATO šalį. Tai ta žinia buvo ištransliuota pratybų metu, kada aplink, čia visai neseniai, apie Kaliningrado sritį buvo pravestos pratybos, dalyvavo apie 20 lėktuvų. Ir buvo labai aiškiai pasakyta, kad bus smogiama Kaliningrado sričiai, sunaikintos raketinės visos sistemos, visi kariniai daliniai, laivynas, ir taip pat bus smogama į Rusijos teritorijos gilumą, į logistinius objektus, infrastruktūrą, ginklų gamybos karinį kompleksą ir žodžiu, ir bus išstatyta tokia kaip ir siena. Taip tariant, neleisti Rusijos kariuomenei peržengti NATO valstybių sienų. Tai pirmą kartą buvo toks deterrence, toks atgrasimas labai aiškus pasakytas, o čia visai neseniai, visai ištransliuota per NATO karinę vadovybę. Tai yra mums visiems gera žinia. Taip, tai dabar dėl amerikiečių. Dabar ta kalba, ar bus amerikiečiai ar ne, mėnesiai praėjo, atsakymo nėra, atėjo klausimynas, kaip jūs vertinat Trumpo politiką, kaip jūs vertinat gerai, priklausys nuo to, ar amerikiečiai dislokuos savo pajėgas ar ne. Tai iš to, ką šiandien išgirdau, tai čia apie jokią dislokaciją negali būti nei kalbų. Tai be jokios abejonės. Iš vienos pusės labai keistas yra Trumpo noras remti Putiną. Tai dabar aišku, turbūt daug kas paaiškėjo, ačiū čia už jūsų paskaitą. Tai be jokios abejonės, tai Trumpas remia Putiną ir neremia Ukrainos. Per visą tą savo kadenciją, kurią jisai buvo čia, jisai nesuteikė Ukrainai nei vieno cento paramos. Tai reiškia, kad
Ir Vencas yra pasakęs, kad didžiausias Amerikos laimėjimas per paskutinius metus tai yra tai, kad buvo nutraukta finansinė parama ir finansavimas Ukrainai. Nu, tai atsako į daug klausimų, bet iš kitos pusės taip pat Starlink sistema buvo atjungta Rusijai, Ukraina išliko, žvalgybinė informacija eina, Amerika pardavė ginklus per ES valstybės, bet vis tiek tos ginklus kai kurios pardavė ir perdavė Ukrainai. Tai ta parama nėra nutrūkus arba iš Amerikos pusės nėra prasidėjusi parama Rusijai ir Putino režimui. Tai yra geros žinios mums. Dėl amerikiečių aplamai dislokavimo Europoje aš pažįstu daug labai, pažinojau šio palaikau santykius labai aukštų Amerikos kariškių, be kita ko Amerikos kariuomenė 86% visada rėmė respublikonus. Ir aš su jais kalbu, aš labai nustebęs, kad tarp Amerikos kariškių ir tarp respublikonų, kurie ir dabar yra respublikonai, atsiradęs toks baimės jausmas. Tiesiog bijo žmonės apie tai kalbėti. Tai man labai keista ir nuostabu, kad amerikiečiai bijo reikšti savo nuomonę. Bijo reikšti todėl, kad juos meta iš darbų. Ir viena situacija buvo per Trumpo pirmą kadenciją, kada jis supo visai kitą respublikonų komandą ir sulaikė jį nuo visokių tokių nepamatuotų emocinių žingsnių. Tai dabar šita komanda, kur jį supa, tai yra vieni pataikūnai ir tiesiog stebi, kas ką nors pasakė ne taip ir jeigu tu nepakankamai pataikauji, tiesiog tave meta ne tik tai iš bet kokių sąrašų, bet ir iš visų darbų. Tai visi yra kažkaip aptilę, išsigandę, sėdi, laukia. Galbūt, bet aš žinau tikrai, kad ten yra reiganistų, yra tas smagas sparnas, bet smagas sparnas yra irgi skylantis. Bet tai yra reiganistai, kurie tiesiog yra nutilę, kurie sėdi ir laukia, kada Trumpas taps šlubanti. O tas šlubantis jam gali ateiti labai greitai po atstovų rūmų rinkimų. Tai žodžiu, aš nemanau, kad Amerikos politika gali labai išlikti tokia izoliacinė Europos valstybių atžvilgių. Amerikos kariuomenė puikiai supranta, ką reiškia karinės bazės Europoje. Tai yra Afrikos vadovybė dislokuota Europai, tai yra Afrikos kontrolė, tai yra artimųjų rytų kontrolė, tai yra taip pat ir bendri interesai su ES valstybėm. Ir išėjimas iš Europos arba bazių atidavimas turės kaip katastrofinių pasekmių pačiai Amerikos užsienio saugumo politikai. Be jokios abejonės, nes į tuščią vietą ateis kažkas kitas. Ta puikiai suvokia ir adekvačiai suvokia Amerikos kariškiai, su tais, kuriais aš bendrauju, buvę kariuomenių vadai, kurie irgi sėdi, neina į viešumą. Jie tiesiog bijo, kad nebūtų tiesiog eliminuoti arba išmesti iš viešosios erdvės, atimtos būtų jiem pensijos ar dar kažkas, tai kaip įvyko su generolu Milley, kurį pirmos kadencijos metu pats Trumpas pastatė į vyriausią Amerikos kariškio pareigas. Tai aš esu optimistas tuo atžvilgiu, aš tikrai lauksiu to, kad tų tarpinių rinkimų, kurie įvyks už 2 mėnesių ir po to, kas įvyks dar po 2,5 metų, Amerikos prezidentų rinkimai, bet iš kitos pusės demokratų partija irgi yra suskilusi dvi dalis, yra centras, yra ta socialistinė kairė. Kokia yra demokratų partijos ateitis, sunku ką nors pasakyti, jokių lyderių kol kas nesimato. Ar yra planas amerikiečių Baltijos valstybėm? Taip, kada aš buvau kariuomenės vadas, mes turėjom 3 planus. Vienas buvo nacionalinis, pats blogiausias, jeigu mes liksim vienui vieni. Nieks mums nepadės, nei NATO valstybės, nei Jungtinės Amerikos valstijos. Mes liekam vieni ir mūsų planas buvo labai aiškus išlaikyti bent 30 dienų, kad pritraukti, parodyti valią, parodyti norą ginti savo šalį, pasirengimą gintis, laikyti bent 30 dienų, tiek mes orientavomės į savo kaupiamus resursus ir kad atkreipti pasaulio dėmesį į tai, kad Baltijos valstybės ir šiuo atveju konkrečiai Lietuva nekartoja 40 metų, bet gina savo laisvę ir nepriklausomybę. Buvo antras planas, buvo NATO planas, gynybos planas,
kolektyvinės gynybos planas, pagal kurį buvo irgi labai aiškus įsivaizdavimas, kaip čia pirmoji eilėje per 4-5 dienas turėjo ateiti labai greito reagavimo pajėgos, tai apie 5000 karių. Per ilgesnį laiką, 30 dienų, turėjo ateiti NATO greito reagavimo pajėgos iki 40 000 karių. Per tą laiką, kol jos ateis, Baltijos šalių kariuomenės turėjo ginti savarankiškai. Dabar tie planai yra pasikeitę. Ir dar buvo amerikiečių planas. Amerikiečių planą žinojo tik patys amerikiečiai ir su tuo planu nesidalino su nieko. Aš net jo nežinojau, aš galėjau tik tai jį nuspėti. Kada jie darydavo pratybas Baltijos šalių teritorijoje arba Lietuvoje, aš galėdavau matyti arba spėti, ką jie darys. Ir to plano nežinojo ir NATO. Tai amerikiečiai nelabai pasitikėjo NATO vadovybę ir to plano neperdavė, bet jie turėjo labai aišku įsivaizdavimą, ką jie darys, jeigu Baltijos valstybės bus puolamos. Tai buvo 18 metų pavasarį pratybos, Kardo Kirtis. Ir amerikiečiai atėjo čia į Lietuvą. Labai mes simuliavom ir nacionalinį savo gynybos planą, ir NATO gynybos planas buvo aktyvuotas, ir amerikiečiai darė savarankiškai, vykdė savo planą pratybų metu. Tai pirmieji amerikiečių kareiviai čia pasirodė per 12 valandų, skrido lėktuvas ir iš jo iššoko pirmieji amerikiečių parašiutininkai. Toliau per 5 dienas atplaukė Amerikos laivai, Klaipėdos uostą su sunkiaja technika ir savo jūrų pėstininkais. Ir taip pat iš Europos per 2 paras buvo perdislokuoti padaliniai per Lenkiją savo jėgą atvyko į Lietuvą. Tai žodžiu, nuo 2-5 dienų amerikiečiai jau buvo čia. Kai pratybos baigėsi, lygiai per 5 dienas jie evakavosi iš Lietuvos. Tai pagal tokius veiksmus galima buvo spręsti, ar jie bus pasiruošę mus ginti ar ne. Ir kad egzistuoja jų planas. Niekaip negalėjom įsivaizduoti, kas čia kam vadovaus. Aš visada užduodavau klausimą NATO ir amerikiečiam, who is in charge, kas čia yra vadas. Viskas prasidės, mes čia visi, sakau, exercisinam, turim pratybas, atskirai darom, o jeigu viskas prasidės, kas čia kam vadovaus. Tai niekaip. Tai sako, sakyk kaip, tai sakau, tarkime su NATO. Tai žodžiu, visą laiką vyko tokia tam tikra diskusija, kaip čia viskas atrodys kritiniu atveju ir kas šitam turi paklusti. Tai tas planas buvo tada, kada aš buvau kariuomenės vadu. Ar jis tebeegzistuoja, nežinau, greičiausia tai. Bet ar bus politinė valia jį panaudoti, ar amerikiečiai tą darys, kada dabar taip klostosi tie santykiai su Putinu ir čia toks požiūris į ES šalis. Sunku pasakyti šitą klausimą, aš neturiu atsakymo. Vokiečiai yra pasiruošę ateiti į Lietuvą ir vyksta labai intensyviai tas pasirengimas ir vyksta statybos ir tas planas egzistuoja iki 28 metų pabaigos, kitais metais jau bus pastatytas karinis miestelis iš konteinerių ir čia apie 1000 karių bus perkelta į Lietuvą ir iš viso ta grupuotė sudarys apie 5000 karių. Tai tas tikrai dabar vyksta, pasirengimas yra labai aiškus, yra tam tikras nerimas dėl to, kad vis dėlto ten artėja rinkimai ir ta politinė vadovybė, kur šiuo metu labai gerai supranta visus tos iššūkius, saugumo iššūkius Baltijos valstybėse ir Europai, ar jinai vėl bus perrinkta, nes Merco pozicijos šiuo metu yra labai susilpnėję. Vokietijoje jo populiarumas jau yra labai žemo lygio. Tai kaip čia viskas toliau klostysi, sunku pasakyti, ar ta politinė valia išliks ir toliau tokia, kokią mes turim šiandien. Taip, reformų laikotarpis Lietuvos kariuomeniai, viskas vyksta, bet reformos vis dėlto yra. Mes turim tikslą dabar iki 30 metų turėti kažkokį tai modelį, naują diviziją, naujai ginkluotą ir taip toliau. Tai žodžiu, viskas yra taip užsitęsę kažkiek, tai kad mes dabar esam pereinamam laikotarpį. Tas pereinas laikotarpis yra reformos. Tai
Aš iš kažkoks tai filosofas yra pasakęs, kad jeigu nori nieko nedaryti, tai pradėk daryti reformą. Tai reforma, kuri tęsiasi labai ilgai ir kada jinai bus baigta ir kada bus galima pasakyti, kad štai mes jau baigiam reformą, mes turim struktūrą tokią, kokią mes norėjom ir visos ginklų sistemos jau yra pas mus atėję. Tai šiuo metu ta reforma vyksta, kai bus ir kaip jinai baigsis po kelių metų, pamatysim, aišku, artimiausioje ateityje, bet tas pavojus iš Rusijos, jisai realiai egzistuoja šiai dienai, nors aš atvirai pasakius netikiu, kad gali būti tiesioginė invazija. Rusija neturi tokių pajėgų, visiškai turi labai didelių problemų Ukrainoje ir dabar ypatingai, kada yra prasidėjus tokia labai didelė krizė, pačioje Rusijoje yra sunaikinamos tos naftos perdirbimo gamyklos, logistikos sandėliai ir taip pat karinės pramonės sandėliai, uostai ir taip toliau. Ar jie sugebėtų, norint užimti Baltijos valstybės, reikia sugeneruoti kokį 150 000 karių. Mažiausiai. Tai tokių rezervų jie neturi. Tai artimiausiu metu tie visi gąsdinimai, kad čia prasidės viskas už 2 savaičių, tikrai neturi jokio pagrindo. Taip. Dar viena alternatyva NATO. Tarp kitko, yra uždrausta kalbėti apie bet kokias alternatyvas. NATO generalinis sekretorius irgi yra pasakęs, kad negali būti jokių kalbų apie tai, ką darysime, jeigu išeis amerikiečiai. Tai kokia alternatyva galėtų būti, aišku, tai būtų visai nauja situacija, bet eitų kalba apie kažkokią tai naują galbūt alijanso sukūrimą, kurio užuomazga jau egzistuoja. Tai tas alijansas galėtų apimti valstybės, kurios yra aplink Baltijos jūrą. Ir taip pat ir Didžiąją Britaniją. Tai tas formatas jau egzistuoja. Man, būnant kariuomenės vadu, Velso samito metu buvo pasirašytas susitarimas dėl jungtinių ekspedicinių pajėgų įkūrimo. Joint Expeditionary Force, į kurias įeina Baltijos šalis, Skandinavijos šalis, Suomija, Niderlandai ir Didžioji Britanija. Tai jeigu jau įvyktų tas pats blogiausias scenarijus, būtų gerai pritraukti į šitą formatą dar Vokietiją ir Lenkiją, ir tada turėtume pilnai kažkokį tai naują formatą, kuris apimtų Baltijos jūros valstybės ir Šiaurės Europos valstybės. Ir tuo labiau, kad čia nieko labai sudėtingo nebereikėtų daryti, visi susitarimai pasirašyti, šiuo metu šias pajėgas sudaro apie 10 000 karių. Jeigu prisijungtų dar 2 valstybės, 2 didelės valstybės, jos labai greitai galėtų išaugti ir iki 100 ir iki 200 000. Tai jau blogiausia atveju, jeigu tas įvyktų ir toliau ta situacija tokia, taip su NATO eskaluosis, kad amerikiečiai vis dėlto grasins ar netgi išeis, nors tiesą sakant, aš to netikiu, tai galėtume orientuotis būtent į tą Baltijos ir Šiaurės valstybių formatą. Ir tai būtų pakankamai didelis skaičius ir karių, ir pagal ginkluotės skaičių, ir pagal kariuomenės dydį, ir jeigu bus toliau daromas tos reformos, tai tos valstybės galėtų atsispirti Rusijos agresijai. Tai turbūt tiek. Ačiū.